Labadiena visiems, mes su Andriumi iš Strasbūro, šiandien ketvirtadienis, jūs matysit penktadienį, beje, neužmirškit like ir share, kaip visada, prašom mum pagelbėti. Ir šiandien kaip tik kariuomenės diena Lietuvoje yra minima, tai aišku, kas ne kas, bet aš tai jau jaučiu ir virpulį širdį, tokį prisimindama, tokį gražų laikotarpį gyvenimo, kada pamačiau mūsų kariuomenę iš vidaus, kaip kokie jie motyvuoti ir kokie pasiryžę. Tai linkiu ir toliau tokiems išlikti, nes dabar kariuomenė kaip niekada yra svarbus mūsų visuomenės gyvenimo, svarbi mūsų gyvenimo dalis ir ačiū Dievui, kad tai supranta jau ir didžioji dalis visuomenės. Buvo laikas, kai nelabai suprato. Ir mes su Andrium čia kai tarėmės, apie kągi būtų geriausia pasikalbėti, nes tų reikalų daug ir viską gali imti, ir viskas įdomu, ir viskas svarbu. Ir vis dėlto nutarėm su Lietuva gal tiesiogiai susijusius įvykius pakomentuoti. Čia buvo toks labai reikšmingas, svarbus Gabrieliaus Landsbergio interviu ir ne vienas. Netaip dažnai jisai kalba tokiom apibendrinančiom ir tom temom, kuriuose jis ir dirba beje. Teismas driokstelėjo su sprendimu MG Baltic byloje, korupcijos byloje, kurią jau turbūt visi užmiršę buvom. Ir va tiek metų trunkanti, kiek čia dabar 7 metai. Nuo tos bylos, daugiau jau šiek tiek. Tai irgi susiję su vidaus dalykais, kaip čia viskas pakryps, biudžetas svarstomas labai sudėtingai, visi nori daugiau pinigų, bet niekas nenori daugiau pinigų į biudžetą. Ir čia toksai yra truputį, aš pasakyčiau, šizofreniška būsena ir Lietuvos nemažoj daly visuomenės ir politikų tarpe. Netgi prezidento. Labai atsiprašau, ponas prezidente, bet jūsų lyderystės čia irgi nelabai matom. Taigi, tačiau, aš niekaip nesugebėjau to vien tik tai Lietuvos konteksto atskirti nuo tarptautinio bendro konteksto, nes tai be galo susiję. Ir dabar aš pagalvojau, kad aš gal pabūsiu šitą mūsų video tokiu juoduoju metraštininku. O tau, Andriau, kadangi tu visada trykšti optimizmu net ir pačiais juodžiausiais visokių krizių laikais, tai tau pabūt tuo baltuoju metraštininku. Nors tiesą sakant, ir aš esu optimistė iš prigimties ir irgi tikiu visom pergalėm, kiek tik tai dabar frontų esam įsitraukę. Bet tiek to, pabūsiu juoduoju metraštininku, nes tikrai prisipažinsiu, to nerimo širdį labai daug. Nepaisant to, kad kitus bandau dažnai raminti. Ir man tas jausmas truputį lyg ir gyvenčiau dežavų iš to laikotarpio, kada pati buvau krašto apsaugos ministerijoje, kai mes dirbom vyriausybei ir kai pirmą kartą susidūriau su NATO vidumi, pamačiau, kaip jisai veikia, iš išorės viskas atrodo, kaip sakyt, ten kaip laikrodis atrodo viskas veikia, toli gražu. Joks 5 straipsnis į akmenį nėra įkaltas, tą turim žinot. Taip pat apie tą padėtį aplinkui ir aš, tas supratimas apie galimus blogus scenarijus man tą dežavų sukelia. Ir nusiraminimo jausmo visuomeniai daug jaučiasi visur. Užmušė rusų raketa 5 ukrainiečius. Užmušė. Einam toliau, kitas žinias žiūrėkim. Kažkur 2000 žydų pačiu žiauriausių būdų nukankino, ar ten įkaitais paėmė, išprievartavo. Baisu, bet kas ten žino, kas ten kaltas, vieni sako taip, kiti sako taip. Ir vėl grįžtam prie savo reikalų, išjungiam televizorių, apskritai žinias, mokytojai streikuoti eina, nes jiem atrodo svarbus šitie dalykai, suprantama. Kažkas toliau kovoja prieš partnerystės, nes atrodo, kad čia jau visiškai egzistencinis klausimas, sugrius pasaulis, jeigu čia jau Lietuva irgi priims tokį dalyką. Dar sunkiau pažiūrėti artimiausią ateitį, kai gruodį gali strikti Europos tarybai dėl Orbano, gal ir dėl kitų, ir mūsų čia taip anąkart džiaugiamės istoriniais įvykiais dėl galimos plėtros Europos Sąjungos ir Ukrainos, Moldovos dalykų. Kai pasižiūri į JAV, tai visai nebeaišku, ten visiškas chaosas atrodo. Taigi, tiems, kurie mato plačiau, stebi plačiau, visai natūralu turbūt tas nerimo jausmas širdį.
Tik prezidentas, man atrodo, kažkaip apie rinkimus te galvoja, krepšinio varžybos, meta svarbius posėdžius. Ir čia tas Gabrieliaus šaltas dušas toks atrodė, kai kam lyg ir šokas. Pradėjo kai kas šaipytis, kai kas čia nepriima rimtai. Bet, Andriu, tai gal tada pratęskim tą Gabrieliaus pradėtą diskusiją. Ir Gabrielius toks buvo lyg ir daugiau mano juodojo metraštininko amplua. Tai dabar tu pabūk tuo baltuoju metraštininku, jeigu gali, aišku. Na, tai aš taip sakau visą laiką, kad optimistui yra lengviau gyventi. Ypač kai situacija nėra aiški. Ir numirti optimistų lengviau. Tai lengviau. Visada yra taip, kad ta stiklinė vandens niekad nebūna pilna. Tai kaip tu ją vertinsi, ar kad jinai ten tuštoka, ar kad pusiau pilna. Tai aš čia gal taip irgi pabandyčiau padėlioti, kad iš tiesų, na, ką mes matome. Tai aš pritariu diagnozei, ką ir Gabrielius čia daug kas jau tą diagnozę sako, net generolas Zalužnai čia nuskambėjo, kad, na, karas neina taip, kaip galbūt tikėjomės, kaip praeitais metais matėm ten ir Charkovo, ir Chersono išvadavimus. Kiek optimizmo buvo. Optimizmo daug, dabar šiais metais tų teritorijų atsiimti taip paprastai neišeina, rusai sutvirtinę visą gynybą. Ir čia viską tą mes gerai matom ir žinom. Na ir iš to lyg ir ateina tokio, na, nebetikėjimo, kad čia Ukraina gali laimėti, o tada padaroma išvada, kad tai turbūt, jeigu Ukraina negali laimėti, tai Rusija tada laimės, o jeigu Rusija laimės, tai tada jinai ateis ir pas mus. Nu, gal ne kitą metą, bet jo, ne kitą metą, bet jo. Tai štai tokios prielaidos, jos dalinai yra teisingos, tik tai, na, mano įsitikinimu reikia visų pirma, reikia suvokti, kodėl dabar tas karas taip yra įstrigęs, nors čia lyg ir vakarai viską čia remia ir tiekia ginklus ir taip toliau, ir jau ir F-16 tuoj atskris, nu ko dar reikia ten, jau nebeaišku net. Zalužnas sako, reikia dronų, nu tvarkoj dronai svarbu. Bet iš kitos pusės, na, man atrodo, kad ir mes galbūt darom tam tikrą tokią, nu, kaip čia pasakyti, taip sakant, per greitą šuolį. Jeigu dabar karas nesiseka, tai mes tada iš karto jau užsakom, nu, tai tada reikia gintis prie Vilniaus. Galvot, kaip ginsimės prie Vilniaus. Nu, man atrodo visą laiką, kad geriau pradžioje galvoti, kaip Rusiją sutriuškinti prie Chersono ar prie Charkovo, negu iš karto pradėti galvoti apie... Aš manau, kad abudu dalykus reikia galvoti, Andriau. Nereikia lengvabūdiškai taip žiūrėti. Palaukit, tai aš va čia galim ir pasiginčyti. Aš matau tam tikrą, nu, ne tai, kad lengvabūdiškumą, bet tam tikros karinės logikos stoką, jeigu mes negalvom šitoj situacijoje, kaip realiai pasiekti, kad ties Charkovu, ties Chersonu Rusija būtų sumušta. Vat aš to, man trūksta šito mąstymo. Bet tai čia ne tik Lietuvos, čia visur. Tai visų, bet tada kalbėkime apie Lietuvos uždavinį, Lietuvos vaidmenį. Tai man atrodo, kad visų pirma, kai mes kalbam apie rytų frontą, na, va tą, kur Ukraina kovoja su visų mūsų parama, mes neužmirškim vakarų fronto. Ir čia reikia labai gerai išsianalizuoti, kodėl tas karas yra įstrigęs. Ir aš čia pats savo bandau atsakyti klausimą ir kaip tik čia ir parlamente šią savaitę čia su komisarų atsakingų už pramonę, už industriją, prancūzų, bretonų, čia diskutavom, kodėl Europa negali pagaminti milijono sviedinių artilerijos, kurių reikia, o Šiaurės Korėja jau per mėnesį pateikė Rusijai. Tai ir aš kažkaip stabtelėjau ties tuo labai tokiu, na, sakyčiau, paprastų klausimų. Kaip čia yra, kad vakarai, kurie remia Ukrainą, pasižiūrėjus į bendrą ekonominius skaičius, tai ES yra pagal bendro vidaus produkto skaičių, koks yra, taip sakant, koks yra ekonomikos lygis, yra 10 kartų stipresnė negu Rusija. Rusijos visas bendro vidaus produktas per metus, kas yra pagaminama, yra 1,8 trilijono dolerių, ES yra 18. 10 kartų didesnė. Jeigu pridedi dar ir Amerikos visą ekonominį potencialą, tai šiandien 25 kartus, va tie didieji vakarai, ES ir Jungtinės valstijos yra stipresni
už Rusiją. Bet tai pasižiūrėk. Ne, tai aš čia, tai palauk, tai aš noriu atvesti iki, taip sakant, to paradoksalaus dalyko, kurį reikia labai gerai matyti. Tai šiaip jau pagal visus, taip sakant, istorinius ir karo dėsningumus, karą laimi tas, kas yra stipresnis ekonomiškai. Ginklai, technologija, karių skaičiai, tas yra svarbu, bet kas yra stipresnis ekonomiškai, tas laimi. Tai kodėl nelaimim? Va čia reikia pasižiūrėti į tai, ką aš pavadinčiau karo finansų buhalterija. Pas mus daug kas čia, Ingrida vis sako, vat, jinai yra buhalterė ir tu save pristato kaip buhalterė ir sako, kad tai yra labai svarbu. Ir iš tiesų, jeigu pasižiūri į skaičius, kiek Rusija išleidžia pinigų karui ir kiek išleidžia kitoj pusėje Ukraina ir visi vakarai su visa parama, tai skaičiai išeina apylygiai. Šiais metais Rusija pagal, ten slepia statistiką, bet pagal įvairius duomenis išleidžia karui apie 100 milijardų dolerių. Yra įvairių vertinimų, kai kas sako daugiau, kai kas sako šiek tiek mažiau. Ukraina išleidžia apie 40 milijardų. Ukrainos išleidžia apie 25% savo vidaus produkto. Karui 25. Mes 3 negalim duoti. O Ukraina duoda 25%. Vakarų Europos Sąjungos parama matuojama, kokius ginklus davė per 2 metus. Jeigu išmatuoja juos finansiškai, tai bendra suma yra apie 27 milijardai eurų ir tai yra 0,15% viso Europos Sąjungos bendro vidaus produkto. Mes čia labai giriamės, kad štai Europa ten davė 27 milijardus, Jungtinės Amerikos valstijos duoda apie 40 milijardų per 2 metus, bet jeigu paskaičiuoji, kiek tai yra nuo ekonominio potencialo, tai liaudiškai tariant yra, nežinau kokį čia žodį, angliškai yra peanuts, tai riešutėliai mažiukai. Lietuva čia gerai atrodo, bet to neužtenka. Tai va, tai čia dabar tavo skaičiai yra teisingi, aš jais tikiu ir visi suprantam, kad taip ir yra. Bet čia klausimas va toks, ar pasiruošia vakarų visuomenės aukoti savo gerbuvį, nes tas visas sukurtas BVP, tas visas turtingumas, mūsų jau irgi taip pat ir vakarų, jisai eina į žmonių kasdieninį gyvenimą. Ir jeigu tu nori, taip įprato visi, kelis dešimtmečius gyventi be karinių jokių išlaidų. Tai žmonės dabar turi, prieš kiekvienus rinkimus, kadangi politinio susitarimo tikrai nebus tokio, nei Lietuvoje, nei niekur kitur, tai Lietuvoje dar geresnis tas susitarimas ir supratimas, kadangi tas karas arčiau. Bet kur nors Vokietijoje ar kitur, suvokti žmonėm ir politikam, kad įtikinti žmonės, kad ir jum gresia, taip kaip Ukrainai jau dabar atėjo karas ir pas jūs bus tas pats. Aš manau, čia vienas iš sudėtingiausių dalykų yra ir kodėl vakarai negali šiandien bent jau priimti tokių sprendimų, susivienyti, skirti žymiai daugiau pinigų savo gerovės tam tikros sąskaitą, vietoj 5 žvaigždučių viešbučio prie Viduržemio jūros, kad galėtų kitą vasarą apsistoti, sakykime, 3 žvaigždučių viešbutį. Bet tu pasakyk žmogui apie tai. Jo, bet tai aš manau, aš jaučiu tą psichologiją nuo pat šito karo pradžios. Ja, nuo pat 14 metų. Visi mes tą jaučiam ir matom, bet čia klausimas. Ir ateis rinkimuose kiti, ir aš matau, kiek baimės yra dabar prieš Europos parlamento rinkimus. Jo. Ir nesiranda tokio lyderio, kuris pasakytų, kad mums reikia daugiau. Tai čia aš ir staptelt reikia. Kad žmonės nenori leisti pinigų gynybai, kad nori leisti pinigus kurortam, čia viskas yra suprantama, žinoma. Nereikia nei kurortam tam pačiam švietimui. Kuo toliau žmonės yra nuo mūsų regiono, tuo jiems atrodo, kad galima netiek investuoti į štai tos karo reikalus. Ir labai aiškiai matosi, iš statistikos yra ir internete galima rasti tą vadinamą paramos trekeriai, taip sakant, parodo žemėlapį, kiek kuri šalis duoda paramos Ukrainai. Tai, kaip jau sakiau, Lietuva tikrai gerai atrodo, pirmaujam pagal tai. Per 2 metus turbūt virš procento, ar net 1,3% gynybai vien tik tai Ukrainos skirta.
Bet jeigu pasižiūri Ispaniją ar Portugaliją, tai skirta yra 0,0 kažkiek tai. Tai, bet iš to matai labai aiškiai. Pavyzdžiui, Baltijos šalis, Šiaurės šalis, Lenkija yra tarp pirmaujančių, kurios skiria daugiausiai paramos Ukrainai štai Pagal savo galimybės. pagal savo galimybės. Na, aš kelčiau klausimą labai paprastai. Taip, mes matom, čia yra stipri parama, kiekviena šalis individualiai duoda daug, toliau į pietus yra parama maža, bet jeigu mes sugebėtumėm imtis lyderystės ir suburti jau kolektyvinę koaliciją, remiančių Ukrainą, ir iš tiesų tada ir patys galbūt pergalvot, kam mes duosim ginklų, kodėl, pavyzdžiui, mes davėm daug ginklų iš savo sandėlių, dabar jau reikia galvoti, kuo mes galim naujais dalykais prisidėti. Aš vis kartoju, dronai yra tai, ką mes galim ir patys gaminti, ir ką ukrainiečiai moka gaminti. Tai jeigu mes suburtumėm tokią koaliciją ir pradėtumėm iš tiesų koalicijos vardu kalbėti su visais pietumis, su tais, kurie duoda žymiai mažiau, man atrodo, mes pasiektumėm kitokį rezultatą. Tai jeigu dabar karas yra įstrigęs, tai mano įsitikinimu mes visų pirma turim galvoti, kaip sustiprinti savo poveikį vakarų fronte. Tam, kad iš tiesų galėtumėm štai tuos ES procentus matyti kitais metais ne 0,15, jeigu padalinį čia yra 2 metam, jeigu padalinį iš 2, tai 0,075 procentų. Kai mes patys savo gynybai skiriam ten 2,5 procentų. Tai ką tai reiškia, kai vakarai tik šitaip dalyvauja Ukrainos kare? Tai gerai, tai man tai tu paaiškinai, aš tą suprantu, bet ką daryti tokiem politikam kaip mes, kaip Gabrielius, kaip kiti, kurie, žinai, nesamgi tie pasaulio bamba. Bet padaryti, aišku, galim daug, bet šiuo atveju turbūt Gabrieliaus irgi kalba buvo nukreipta ir į Lietuvos vidų. Į tą atsipalaidavimą pernelyg didelį. Į tai, kad jau niekas nebenori daugiau, taigi čia yra susiję ir su tuo, kad į tą biudžetą reikia daugiau mokėti. Čia susiję ir apie mokesčius kalba. Jeigu tu nori, ypač Lietuvoje, ypač tose valstybėse, kur tas mokesčių žirklės yra didžiulės. Taip, kad čia daug sudėtingesni klausimai, negu tik tai mums čia pakalbėti, aišku, bet daryti reikia. Taigi išvada iš to mūsų pasikalbėjimo, kad netgi 3 frontai yra, kuriuose reikia veikti. Tas vakarų frontas, iš kurio mes dabar transliuojam, padėti rytų frontui Ukrainai jokių būdų nepralaimėti, nes tai mūsų egzistencinis karas visų. Ir taip pat nebūti visiškai galvoti apie savo gynybą tokią, bent jau Lietuvos viduje, kad atgrasimas būtų stiprus, atitinkamas ir kad rusai čia net nesugalvotų apskritai kojos kelti. Ir Lietuvoje reikia galvoti irgi apie buhalteriją. Tai kai dabar nieks nenori pritarti mokesčių reformai, prezidentas sako, ten nekilnojamo turto mokestis yra kažkoks antisocialinis netgi, tai mane domina vienas klausimas. Kai Europos komisija 10 metų jau rašo mums rekomendacijas, keiskit mokesčių sistemą, pereikit prie nekilnojamo turto mokesčių. Ir prezidentas, kuris dabar važinėja į Europos vadovų tarybą, ar jisai kalbasi su Ursula von der Leyen, kad Europos komisijos rekomendacijos, pasirodo, Lietuvai yra netinkamos? Aišku, kad ne. Tai mes reikia skristi į krepšinį. Nes niekas nesidomi Lietuvoje, ką prezidentas veikia čia vadovų tarybai. Taip. Tai ką, sėkmės, ne viską įmanoma čia išnagrinėti, išnarplioti. Viskas bus gerai, net ir aš juodojų metraštininkų pabandžiusi pabūti šiandien galvoju, tačiau tam, kad būtų gerai, mūsų laukia tikrai nelengvi laikai, dėl kurių reikia ne tik tai supratimo, matymo, bet ir sprendimo. Ačiū labai.